Sveiki, paskaitysiu trumpą skyrelį iš Naujoji žemė. Skyriaus pavadinimas vadinasi kolektyvinis ego. Koks sunkus yra gyvenimas. Vienas būdų, kuriuo ego siekia išvengti nepasitenkinimo savo paties egzistencija, yra išsiplėtimas ir susistiprinimas, kitaip sakant, susitapatinimas su grupe. Nacija, politinė partija, korporacija, institucija, sekta, klubų, sporto komanda. Kartais asmeninis ego regis visai ištirpsta. Tai vyksta tada, kai žmogus savo gyvenimą skiria dideliam tikslui ir kai dirba nesavanaudiškai, nereikalaudamas nei atlygio, nei pripažinimo, nei šlovės. Kokia palaima yra nusimesti siaubingą asmeninio aš naštą. Kolektyvo nariai, kad ir kaip sunkiai dirbtų ar beatodairiškai aukotųsi, jaučiasi laimingi ir patenkinti. Atrodo, kad jie peržengė ego ribas. Čia kyla toks klausimas, ar jie išties laisvi, ar tik užuot buvę asmeninio ego valdžioje, dabar pateko į kolektyvinio ego gniaužtus. Kolektyviniam ego būdingi tie patys požymiai kaip ir asmeniniam. Pavyzdžiui, tai yra poreikis konfliktuoti, priešų paieškos, siekis būti teisiam visų kitų neteisiųjų akivaizdoje ir taip toliau. Anksčiau ir vėliau kolektyvas susipyksta su kitais kolektyvais, nes nesąmoningai trokšta turėti opoziciją, kad ši padėtų jam nusistatyti savo ribas, savo tapatybę. Kolektyvo nariai tada kenčia, nes kančia lydi visus ego paskatinimus ir veiksmus. Tada kartais jie nubunda ir jiems paaiškėja, kad kolektyvas yra iš esmės nesveikas. Tai yra skausminga. Kolektyvo labui jie daug dirbo ir su juo buvo susitapatinę, o jis pasirodo yra pasiligojęs. Žmonės tai patyrę dažnai tampa ciniški ir ima neigti senasias vertybės. Jie greitai priima kitą vertybių sistemą, nes anoji buvo iliuzinė ir todėl žlugo. Taigi, jų ego miršta, tačiau netrukus atgimsta kitų pavidalų. Kolektyvinis ego paprastai būna nesąmoningesnis, jei jį sudarantysis individualūs ego. Pavyzdžiui, žmonių minia, laikinasis kolektyvinis ego, gali pasielgti žvėriškai, o pavieniai į ją susibūrę žmonės taip nesielgtų niekada. Ištisos nacijos neretai elgiasi taip, kad tas elgesys, jei taip pasielgtų individas, būtų pripažintas nesveiku. Kai ima rastis nauja sąmonė, kai kurie žmonės pasijunta pašaukti jungtis į grupės, į tą sąmonę atspindinčias. Tokios grupės nėra kolektyvinio ego valdžioje. Jų nariai nesiekia su jomis susitapatinti. Jie apskritai nesiekia kaip nors pasibrėžti, kas jie yra. Net jei jie dar nėra visiškai laisvi nuo ego. Jiems pakanka sąmoningumo savyje ir kituose atpažinti ego apraiškas. Vos šios pasirodo. Vis dėlto ir tokie žmonės turėtų būti budrus, nes ego stengsis susigrąžinti paprastas pozicijas visais įmanomais būdais. Vienas didžiausių šių grupių tikslų turėtų būti apšviesti žmogiškąjį ego sąmonę šviesa. Ego joje ištirps. Grupės gali būti labdaros organizacijos, mokyklos, bendruomenės. Taip pat jos gali vienyti nušvitusius verslininkus. Tokie kolektyvai atliks svarbią funkciją, padės užgimti naujai sąmoniai. Kaip kad ego valdoma žmonių grupės traukia mus į nesąmoningumo sferą. Taip nušvitę žmonės gali kaip
galingas verpetas įsukti į planetos sąmonę ir sužadinti visuotinius pokyčius.